Skulptūra vadinasi kertinis taškas. Pagrindinė idėja užfiksuoti ir pažymėti modernizmo pradžios tašką, kuris yra Kaunas. Mano tikslas buvo kuo mažiau liestis prie paviršių ir surasti patį tinkamiausią riedulį, tą esminį tašką. Tai man teko važinėti aplink Lietuvą labai daug, kad surasti patį tinkamiausią, patį gražiausią riedulį. Ir labai svarbu buvo, kad ir išorė būtų natūrali, tarsi nesiliesta žmogaus su įrankiais. O vidus tai vienintelis ženklas žmogaus išmonės ir prisilietimo. Jisai toks netgi atrodo skaudžiai nupoliruotas, tai kontrastuoja labai smarkiai. Visiškai idealus kampas, kad tarsi žmogaus išmonė ir protas padarė darbus ir atradimus.